Viena didžiausių ir ilgiausiai veikiančių statybos bendrovių Lietuvoje, akcinė bendrovė Panevėžio statybos trestas, planuoja keisti juridinį pavadinimą į PST Group. Šį pakeitimą dar turės patvirtinti akcininkai per susirinkimą numatytą kovo pabaigoje. Kartu atnaujinamas ir įmonės prekės ženklas, keičiamas logotipas bei vizualinis identitetas. Panevėžio statybos tresto valdybos pirmininkas Justas Jasiūnas sako, kad planuojami pokyčiai atspindi platesnį atsinaujinimą, kurį PST grupė nuosekliai įgyvendina pastaraisiais metais. Per pastaruosius metus statybos tresto vadovų komandą papildė nauji lyderiai, kurie į verslo valdymą žvelgia strategiškai, orientuojasi į ilgalaikę vertę ir ypatingą dėmesį skiria veiklos efektyvumui, tvariam augimui, inovacijų diegimui bei procesų skaitmenizavimui. PST yra viena didžiausių statybos grupių Lietuvoje, kurioje šiuo metu dirba beveik 600 žmonių. 2023 metais PST ir jos valdomų įmonių konsoliduotos pardavimo pajamos siekė 120 milijonų eurų.